Darbas su Excel, lentelės sukūrimas. Taigi turime atsidarę ir išsaugoję dokumentą ir reikia mums sukurti lentelę. Pasirenkame, kokius norim matmenis, dydį ir ilgį. Visą tai darome įspaudę kairįjį pelės klavišą. Ir štai pasidarę, tarkim, tokį dydį. Galime suformuoti lentelę, tarkim, uždedame lentelės ribas. Galima uždėti tokius, kad atrodytų kaip paprasta lentelė. Galima, aišku, pasirinkti ir to, kad atrodys kaip tikra lentelė. Ir čia galima pristaikyti tam tikrą stilių. Tarkim, turime tokią lentelę ir norim pasirinkti, kad būtų kas nors gražiau ar įdomiau. Tai pasirinkam, tarkim, kad ir paprasčiausią stilių. Tarkim, norim suformuoti dabar pavadinimų skilties, tarkim, čia būtų pavadinimas 1, pirmas pavadinimas. Ir mum dabar gausi taip, jog čia pirmas skiltis ir įlenda į antrą. Yra du variantai, arba galima tiesiog įspaudus kairįjį pelės klavišą paslinkti ir padaryti didesnius darbus, arba paspaudus Ctrl+Z klavišų derinį sugrįžtam atgal, arba galima tiesiog laukelius sujungti. Įspaudus kaip kairįjį pelės klavišą pažymime ir laikant įspaudus galima eiti per tiek langelių, per kiek norite jūs sujungti. Tarkim, norime, kad tai būtų per 4 langelius, atleidžiame ir yra klavišas Merge and Center. Sucentruoja ir sulieja. Ir štai iš karto turime vieną laukelį per 4 laukelius. Toliau darome kitą. Tarkim, šitas tegu būna per 5. Vėl tą patį spaudžiame ir rašome pavadinimas 2. Galima, aišku, jungti ir va taip. Padaro vieną iš eilutės apačioje. Aišku, galima padaryti, kad tekstas būtų per vidurį, arba būtų iš dešinės centruojamas, arba iš kairės. Galima pasirinkti teksto poziciją, tarkim, kad tekstas eitų iš viršaus į apačią ir tarkim tekstas. Ir iš karto automatiškai tekstas padaromas taip, kaip pasirinkome. Aišku, galim padaryti taip atvirkščiai pagal norus. Toliau pasidarius tam tikrą tekstą galima, tarkim, daryti čia kokią nors sumos funkciją. Ir kad jinai sumuotų šios laukelius, tarkim, čia pirmas skaičius, čia bus antras skaičius, o čia bus suma. Ir čia galime užpildyti duomenimis, tarkim, ir užpildžiu duomenis vieną ir kitą lentelę. Galime naudoti funkcijas, kurios sumuoja. Tarkim, kad šis langelis, galime biškį prasitęsti, kad tai būtų daugiau. Aišku, dar pasižymėjus viską galime sucentruoti, kad gražiau atrodytų. Ir čia galima dėkti funkciją. Galima čia įrašyti viską pačiam, arba galima pasirinkti Insert Function menu. Ir čia pasirinkus sumos funkciją, iškart pasiūlo, ką sumuoti. Tai iškart ir pasiūlo sumuoti šios du skaičius. Paspaudus OK, iš karto jie susumuojami. Galima kiekvienam langelį tą patį įrašinėti su tam tikrą funkciją, arba, tarkim, norime, kad sumuotų tik, tarkim, iki šičia. Tai nueiname į dešinį kraštą, kol atsiranda toksai kaip pliuso ženklas, įspaudžiame kairįjį pelės klavišą ir
nutempiame tiek, kiek norime. Tarkim, visus šios į visiems šie logeliam pritaikoma solvos funkcija, tik tai pagal šitus skaičius ir iš karto sumuojama. Tarkime, norime panaudoti kitą funkciją, taip pat irgi pasirenkame ir galima išrinkti, kad, tarkim, maksimalų didesnį narį paimtų iš visų šitų, ta prasme, dabar ima didžiausią narį iš visų šitų langelių, tarkim, galima parinkti, kad imtų iš kairės pusės, tai bus C11 ir dvitaškis dedamas tiesiog, kad intervalas eina ir D11 ir iš tų dviejų paims didžiausią narį. Tarkim, jeigu imtumėm iš E11, tai jau imtų iš 4 tiesiog. Oi, ne iš E11, bet iš D12. Ir va jau imtų iš šitų 4 patį didžiausią narį. Spaudus Enter, iš karto didžiausias narys 32 423. Toliau galima naudoti ir kitas funkcijas, kurios ima vidurkį ir taip toliau. Tarkim, galima paskaičiuoti vidurkį. Čia paspaudžiam, ką siūlo ir paimam intervalą. Tarkim, mūsų intervalas prasideda nuo C6 ir baigėsi ties D19. Ir visų šių narių vidurkį suskaičiuoja. Matome, toks skaičius gavosi. Aišku, galime padaryti, kad jis būtų šiek tiek gražesnis. Tai tarkim, dešinį kairės klavišą spaudžiame ant langelio ir Format Cells. Ir čia galima pasirinkti, ar tai, kad būtų skaičius, kiek skaičių po kablelio, ar tai turi būti valiuta. Galima, aišku, pasirinkti tam tikros šalies valiutą ir pagal tai skaičiuoti, arba galima pasirinkti, ar kad tai būtų data, ar tai tiesiog bet koks formatas, kokį tik tai norit, galite pasirinkti ir tai šiuo atveju pasirinksim skaičių ir kad būtų apvalinta, kad tai būtų be kablelių. Ir tiesiog bus, man atrodo, suformuota į aukštesnę pusę, nes po kablelio yra 6 ir suformuoja.